Sveiki. Prieš keletą savaičių praleikiau pro Lietuvos visus kalėjimus ir kai kurie žmonės man papriekaištavo. Sako, Kęstai, tu tiek daug laiko skiri nuteistiesiems, o mums laisviesiems, kada ateis tavo laiko dovana? Ir aš pagalvojau, mintis gera, reikia pasiknaisioti ir pabūti su ją, galbūt kažkoks planas mano galvoje gims ir aš sugalvosiu padaryti visą šitą nuostabų pasidalinimą su tais, kurie laisvėje. Vakar sutariau su Paguodos fondu, kad aplankysiu Lietuvos onkologinį vaikų skyrių ir pakalbėsiu ten su esančiais vaikais. Leisiu jiems pažaisti su muzikos instrumentais, kad patirti kažkokią tai malonę akimirką, garsų, kūrybos ir suvokimo, kad esu, tai aš, kuris darau. Ir viso to dėka man atėjo ši mintis pasidalinti šią naujieną. Tuo pačiu visą tai darau tarptautinėje žmonių su negalia dienoje. Ir kuom tai ir kokį tai ryšį turi tarp viso to, ką aš sakau dabar čia? Ogi tame, kad negalia tai yra ne vien tik apie fizinį ar protinį suvaržymą. Tai gali būti ir kalėjimas mūsų širdyje, kuriame mes neleidžiame savo būti, kom esame. Mes turime daug visokiausių reikalavimų, visokiausių ten dogmų ir kitų visokiausių gniaužtų, stipriai mus laikančių ir nepaleidžiančių į laisvę, nors mūsų fizinis kūnas vaikšto kur tik nori, jis laisvėje, tačiau mes jaučiamės, kad mūsų laisvė valdžios, likimo, kosminių bangų valioje, bet tik ne mumyse. Ir aš pastebėjau tokį pat dalyką, kad nuteistieji dažnai priekaištauja ir skundžiasi tais pačiais dalykais, kuriais skundžiasi ir tie, kurie yra laisvėje. Ir atsimenu tą akimirką, kaip nuteistieji man sako, kaip jiems yra kažkas ne kažką, kaip ir tas blogai, ir tas, ir reikia keisti tą, aną. Ir aš jiems pasakiau, įdomus jausmas, kai būnu vaikų onkologiniam skyriuje, aš negirdžiu tiek daug priekaištų likimui, valdžiai ir visiems kitiems, kiek girdžiu čia, pas jūs. Tarytum, jūsų gyvenimas būtų daug prastesnis nei pas tuos vaikus. Ir tą akimirką vienas nuteistasis pasakė, kad aš panaudojau draudžiamą ginklą prieš juos. Nes taiga dabar, po to, ką aš pasakiau, jų visos mintis apie nepriteklių kažkur išnyko ir liko tik tais mintis, kad aš sveikas, gyvas, net jeigu čia mano gyvenimas dar nesibaigė, jis tęsiasi. Ir nuo manęs priklauso, ką su juo aš padarysiu, ką pasieksiu, ką įvykdysiu. Ir būtent tai ir yra, apie ką mano turas ateinančiomis dienomis Lietuvoje. Taigi, lankysiuosi miestuose įvairiuose, kai kur jau sutarta, kai kur dar ne. Tačiau stebėdami mano puslapį, stebėdami renginius, visus jūs pamatysite. Aplankysiu Panevėžį, Šiaulius, Telšius ir Klaipėdą, Kauną ir kitus miestelius. Pakalbėti, pabendrauti gyvai su tais, kurie savo galvoje jaučiasi tarytum jie sėdėtų kalėjime.
Tai apie laisvę tie susitikimai bus. Tai gyvas pokalbis apie mane ir jūs. Kaip vyko dalykai, mano paties apribojimai manyje ir turiu mažą įtarimą, kad ta laisvė, kurią aš turiu, kuri mano galvoje, gali tikti ir jums. Jeigu jūs išdrįsite žengti tuos žingsnius, atvykti į tuos susitikimus, išdrįsite užsirašyti savo poreikius, neišpildytus, apie kuriuos svajojate dienas, ištisus metus. Ir mes gyvai juos iškelsime ir drauge pasijuoksime iš jūsų kalėjimo durų ir vartų tvirtų, kurios yra sukurtos jūsų pačių. Tad jeigu jūs jaučiate, kad atėjo tas laikas prieš šventes paleisti save į laisvės rankas, kviečiu jūs apsilankyti tuose renginiuose ir suprasti, kaip stipriai baudžiate save. Mes iškelsime tuos dalykus gyvai, bendraudami per visokiausius triukus, kuriuos aš pažįstu, kuriuos aš darau tam, kad sulaužyti mūsų skaustančius ledus. Bus labai smagu, aš pažadu. Retai, kada kažkas išeina su kažkokiu tai noru neišpildytu. Aišku, būna ir tų, kurie sako, ne, aš nedrįstu, man nesigauna. Tačiau tas žmogus bent jau pradeda suvokti, į kokius gniaužtus stiprius jis yra paėmęs pats save. Nes būdamas sveikas ir laisvėje, jis savo kala ir kala ir kala į galvą, kad dar ne laikas jam džiaugtis gyvenimu. Dar ne tas mėnuo, dar ne ta diena, dar ne. Tai jeigu jaučiatės, kad laikas dar jums neatėjo, jūs galite drąsiai neatvykti. Tačiau jeigu jūsų viduje yra kažkoks kirvėjimas, kad jaučiu vidum mano vieta ten, tame susitikime, tada būsite laukiamas. Laisvę mes išeisime drauge. Iki smagaus.